Gerą dieną visiems. Esame nuostabiame rapsų lauke, kur turime nuostabų saulės apšvietimą ir matome visus trūkumus arba plius. Mindaugai, trumpai, kas padaryta jau? Kokie produktai? Laukas yra sėtas 22 dieną, tai kaip matom, pakankamai pasiekė normalų išsivystymo lygį. Sėjos metu naudota buvo 2,5 kg fizinio svorio, 17, 11, 12 susiera gerą milą trąšos. Ir toliau nupurkšto žolės ir dabar netaip seniai su augimo reguliatoriu buvo panaudotas Brazitrel Pro ir buvo įdėtas Universal Bio. Tai Brazitrelio dėjom litrą ir Universalo dėjom 1,5. Ir kadangi, kaip pat gerai matai, tikrai dar reikės vieną kartą trumpinti, kadangi rodo ateinančią savaitę tikrai šiltus ir gerus pakankamai orus, tai dar rapsas šiek tiek stypsi viršų, tai dar dadėsim puslitrį Brazitrelio ir aišku augimo reguliatorių. Aišku, aš trumpai priminsiu, kad kas tai yra Brazitrelis. Brazitrelis tai yra kalcis, magnis, manganas, boras, molibdenas ir truputėlis azoto, kad suaktyvintų visus mikroelementus. Jie surinkti ne šiaip savo, bet surinkti taip, kad atitiktų konkrečiai rapsų poreikį. Ir panaudojus šitą produktą, kaip sakė Mindaugas, gauname gražiausią vaizdą, kas dabar jau matosi. Jo, nes kai kurie iš mūsų klientų arba apskritai iš ūkininkų galvoja šiek tiek klaidingai, kad maitindami vien tik borų patenkins augalo poreikį ir paruošia tinkamai žiemai. Dabar kviečiu jūs į kitą lauką, kur yra vėlyvesnė sėja ir pažiūrėkim, ką ten galėtume padaryti, kaip galėtume jį patempti tiek į viršų, tiek į gylį, kadangi mūsų tikslas yra, kad šaknis būtų kuo ilgesnė ir didesnė ir prikauptų daugiau maisto medžiagų. Taip. Na va, štai mes ir rapsų lauke, kuris sėtas 31 dieną. Ir kaip matom, jis nelabai nori vystytis. Tai Edgarai, ką tu rekomenduotum iš mūsų Jaros paletės, kad padidintume šaknį, kad šiek tiek suintensyvintume fotosintezę, kadangi jau lapiukai jie yra, bet jie dar tokie, matai, blyškus. Mums reikia spalvai mušti, kad suintensyvinti fotosintezę. Tai kaip galvoji, kas turėtų tą dalyką iš mūsų paletės padaryti? Aš negalvoju, bet žinau, kad yra produktas, kuris labai gerai pagyvins šaknymasi. Mes jį dar vadinam energetiniu gėrimu rapsui arba kviečiui. Kombifosas Zeatrelis. Yra 2 produktai su aukštu fosforo skirti purkšti per lapus. Prie to dar yra cinko, kalio, mangano. Nėra azoto. Šitą atkreipkite dėmesį. Azoto nėra nebereikalo. Jo nėra todėl, kad produktas skirtas energizuoti ir skatinti šaknymasi. Tai iš mūsų patirties, ką mes darė per daug bandymų, pastebėjom, kad didesnė norma veikia daug geriau. Ta didesnė norma tai yra 3-4 litrai. Bet davus ir mažesnį kiekį, Mindaugai, ekonominis variantas koks galėtų būti? Ekonominis variantas mano įsitikinimu ir kiek jau padaręs tų visų bandymų ir pastebėjimų, tai žengti mažiau 2 litrų kaip ir netikslinga, kadangi tie 2 litrai yra tas optimumas, kur tikrai jisai daro tikrai pakankamai ir gerą naudą. Bet vėlgi, mes dabar čia kalbam, tu kalbi tikriausiai tik apie rudenį šito produkto panaudojimą. Dar sekantis etapas bus ateityje po žiemos, bet apie tai jau kita tema. Dabar mums tikslas yra, kad užaugintų rapsas teisingo diametro kaklelį, kad jisai prikauptų tų sausųjų medžiagų. Dabar naudoti, dabar nevėlu. Dar nevėlu ir dabar yra pats tas laikas. Taip. Naudokit Zeatrelį, naudokit kombifosą. Tikrai gausit gerą priedą.